Sveiki sulaukę antradienio ir laidos Reidas eterio laiko. Kaip visada antradieniais 8:30 vakaro Baltikum televizija rodo Reidą. Paprastą ir kuklę eismo įvykių kroniką iš Pajūrio ir Pamario krašto. Vieną trečiadienį apie pietus, apie 12 valandą Minijos ir Lakštučių gatvių sankryžoje susidūrė 4 automobiliai. Tame tarpe ir 2 metų senumo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Škoda Oktavija. Bet ne apie tai dainelė ši. Situacija iš pradžių buvo painoka, tačiau viena aišku, kad policijos automobilio vairuotojas dėl avarijos nekaltas. Aha, norėtumėte. Viskas vyko priešingoje eismo pusėje. Ten susidūrė 2 automobiliai Toyota ir Vilkikas, važiavę viena kryptimi. Incidento dalyviai skirtingai pasakojo incidento detalės, todėl kelių policijos pareigūnams iš pradžių buvo sunku nustatyti avarijos mechanizmą. Vėliau paaiškėjo, kad juodos spalvos Toyota Auris automobilio vairuotoja buvo sustojusi, kad pasuktų į kairę. Tuo metu už jos susidūrė Vilkikas ir raudonos spalvos Toyota Corolla. Pastarasis automobilis trenkėsi į Auris galą, tada buvo išsviestas į priešingą eismo pusę, kur ir trenktasi į policijos Škodą. Pagal pėdsakus, šukes ir žymes ant mašinų, jo valą sukėlęs Vilkiko vairuotojas, kuris net eismo juostose painiojosi. Aš antrą juostą važiavau, Toyota sukosi į kairę. Taip. Aš ją norėjau praleisti ir matau, raudoną mašiną man užlindo, užsisuko mašiną, žiūriu, galės sukas. Labai sunkiai. Žodžiu, raudonas atsitrenkė į juodą. Taip? Taip. Po to jūs gavote į ratą. Nemačiau aš tos visos situacijos. Ir kada gavo į ratą, tą raudoną apsuko. Čia bus šitaip. Bet žinokit, jeigu ką, ana yra pirma juosta visą laiką, o šita yra antra. Nes taip suvalėt, žinokit, kad galvo, kas čia vyksta. Raudonas kairį pusė. Jo, kairys ratas jūsų raudonas, tai va. Tai iš išgaščiau, pergyvenau. Nepergyvent, viskas tvarko yra. Tai va, viskas aišku dabar. Taigi Vilkiko vairuotojas važiuodamas antrą eismo juostą ir priekyje pamatęs kairėn sukantį automobilį, metėsi į pirmą eismo juostą. Čia kliudė Toyota Corolla. Šis automobilis buvo apsuktas prieš Vilkiko nosį ir nusviestas į Toyota Auris galą ir priešingą eismo pusę važiuojantį policijos automobilį. Vėliau į ligoninę kreipsis šios raudonos Toyotos vairuotojo. Vairuotojai buvo blaivus, beje naujieji policijos automobiliai yra pašventinti policijos kapelioną. Smiltelės ir Reikjaviko gatvių sankryžoje susidūrė 2 automobiliai. Peugeot vairuotoja teigė, kad jį į Audi galą atsimušė todėl, kad šios vairuotojas nerodė posūkio. Ji mat galvojo, kad tas važiuoja tiesiai savo. Su tais posūkių nerodymais ar rodymais išeina visada nešvankiai. Tai sunkiai rodomas dalykas, mat iš karto po avarijos reiktų išsukti lemputes ir siųsti jas į ekspertizes. Bet kas tuo užsiims? Antra vertus, jeigu ir nebuvo rodomas tas posūkis, ar tai reiškia, kad reikia atsimušti į galą? Ne, tai nereiškia. Na, kamštis tą vakarą kelyje į Palangą susidarė nerealus. Tada dar buvo žiema. 40 minučių dūsta jame, kai tik prasidėjo gelbėjimo darbai, o gelbėti buvo ką. Priekyje į griovus nuvažiavo ne tik lengvasis automobilis, bet ir Klaipėdos greitosios pagalbos automobilis Nissan. Jo ligonis vežamas nebuvo. Medikų automobiliu važiavę žmonės per incidentą nenukentėjo, mašina apgadinta nestipriai, tik sparnas ir išmauzotas šonas, kol ugniagesiai gelbėtojai ištraukė aparatą iš griovio. Tai būtų tiek žinių iš Palangos kelio. O tuo metu, kol kitoje kelio pusėje važiuoja svajonių automobilis, žiemą barstytuvas, o vasarą laistytuvas, mes keliamės į kitą siužetą. Ir tai bus daugam tikėtas siužetas, nes jis bus apie avariją, nors ir lengvutę. Taikos prospekte keleivinio autobuso vairuotojas staigiai stabdė prieš paauglį, kuris išbėgo į gatvę per pėsčiųjų perėją. Autobuse krito moteriškė ir buvo išvežta į ligoninę. Labą dieną. Kur jinai stovėjo? O kurioje vietoje? Jinai ruošiasi išlipti ar ką jinai darė? Stovėjo. Keleivė nestipriai sumušta nugara, šonkauliai nelūžo, o ji ir negalėjo laikytis už turėklų, nes abi rankos buvo užimtos nešuliais. Na kaip ten bebūtų, bet net autobuse reikia saugoti savo sveikatą. Maža dėl kokių priežasčių yra stabdoma staigiai. Stovėti negalima, reikia sėdėti. Naktį šeštadienio sekmadienį Klaipėdos kelių policija sulaikė 5 neblaivius vairuotojus. 2 grįžo su naktiniu keltu po stintų žvejybos. O sekmadienio rytą patruliai išsirikiavo Minijos gatvėje. 2 pūstelėjo iki draudžiamos normos. Pakalbėkime apie tai, vyrai. Geros promilės iš tikrųjų. Bedžiaurios, iš darbo. O tu ką vakar gerėt? Nieko. Rimtai? Rimtai.
Bet čia dabar kažkokia nauja mada, kažkas pripučia ir sako nieko negeria. Kaip čia gali būti? Nu, tikrai nieko. Nes jau labiau, kad tas alkotesteris nedirbo dar šiandien, ta prasme, su promilėm nedirbo jisai. Čia kaip kaltina, jeigu čia prieš tai įputė, tai po to po 15 minučių dar kažkas įpučia, ne. Šitas alkotesteris tikrai va. Ne, nu tai tvarkoj, tai aš Ne, tas 009 viskas tvarkoja, bet jeigu sakot negerėt, nu tai ką aš žinau. visiškai nieko negeria. O tai ką mes darysim tada, kada nuliai bus? Ką mes tada darysim? Kuria prasme? Nu, jūs, aš, pavyzdžiui, nieko negeriam ir parodo 3 nulius. Ką tada darysim? Su kuo tada ginčysimės? Ne, tai aš važiuosiu tiesiai į polikliniką. Vaikat. Ne, dabar tai jums nereikia važiuoti, dabar viskas yra tvarkoja, bet tada kas bus? Kada, tarkim, nuo balandžio, dabar jūs čia normaliai yra norma, normalu čia yra. Tai aš iš vis net negeriau. Ne, tai sakau, 009 yra leidžiama norma, suprantat? Čia jokių poliklinikų nereikia, jūs pasirašysit ir važiuosit, bet ką darysime mes, jeigu įtvirtins Lietuvoje 3 nulius, ką mes tada darysim? Ir staiga nieko negeria pripūsim, vat apie ką kalba. Supratau. Nu, įsivaizduok, mes nieko negerim ir vat 009 parodom. Nu, čia aš nežinau. Kažkas tai čia paklaida, ar ką čia net neįsivaizduoju. Taigi klausimas tas pats, ką darysime, kai bus įvesta nulinė tolerancijos riba, ką? Klausime antrojo išsigelbėjusio vairuotojo. O koks jūsų požiūris, kada nulius padarys apskritai? Visiškai nebus galima gerti. Ateis laiks, kai reiks nustoti gerti. Nu tai kažkada vis tiek ateina laikas nustoti gerti. Minijos gatvėje buvo anuliuota vieno automobilio techninė apžiūra už važiavimą plikomis padangomis. Vienas vairuotojas gaus baudą už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo, o vėliau susidurta su parkavimo keistenybėmis uostamiesčio kiemuose. Miesto kiemai dūsta. Tačiau ir čia reikia laikytis elementarių padorumo taisyklių. Taip vienas pasistato savo Mercedesą legalioje neįgaliųjų vietoje Šilutės plento 44 namo kieme. Atvažiuoja greitoji, sesutė ir vairuotojas. Tai kur išneštai laukiamo, taip išeinu, kas nors eina po gatvę, padeda mums išnešti jo su vežimėlę. O taip, daleiskim, greitoji man dabar reikia, jam esu širdim, jis visas ištyrusi. Atvažiuoja greitoji. Nėra kaip, taip. Oi, nu čia bėda, žinokit, šitų rajonų bėda, nu ką mes galim padaryti? Atžymėta, nu bet yra atžymėta. Nu čia, taip jo. Taip žiauriai žmonės dabar, vieną ant nu yra, nu pastatykit mašiną, yra vieta. Tačiau Kauno gatvėje užfiksuotas dar geresnis pažeidimas. Taksi vairuotojas grįžęs namo, numeta mašiną viduryje kiemo, net neišjungęs gabaritų ir nueina miegoti. Ne, mano taksi, žinokit, čia yra, gyventoja va iš šito bus. Iš Petro. Iš va šito, 61. Tai kas, jis grįžo ir paliko taip? Taip. Jau čia va vieni žmonės. Tai gal neblaivus jisai buvo, kas jam buvo? Nu, ką mes žinom, žinot, kaip mes. Aišku, rašysim. Pasirašys ir kaimynai, nes... Žinau, Vytautai, žinau. Netidaro, aš skambinau šiandien ryte telefonais, nekelia, Darius irgi. Tai jūs bandėt kaiminiškai gražiai susitarti iš tikrųjų, taip, kad įeit, paprašyt, kad patrauktų mašiną. Tai butą skambino Darius iš kito buto išvažiuojant ir nieko. Tai suburbėjo kažką paliko viskas, aš jam skambinu, jis man... Turite išvažiuoti? Nu taip, jau vieni išvažiavo per pievas, jau nedaug dievė, kad būtų pavyzdada. Tas pavargęs taksistas kažkada pabus ir atsims mašiną iš Petro vyrų, prieš tai sumokėjęs 80 eurų už transportavimo ir saugojimo paslaugas bei 14 eurų baudą už netinkamą automobilio parkavimą. Po velniais, gerbkime kaimynus kartą, ką? Taksi vairuotojas aiškins, kad grįžo namo telefoną pakrauti ir užmigo. Šiaip netgi kraunant telefoną reikia galvoti apie kitus. Reido reporteris savo darbus pradeda Šiaurės Lietuvoje, Šiauliuose. Tik tą rytą paslideno gatvelės ir pradėjome vairuoti bele kaip. Šiauliuose mokinuko akivaizdoje moterėlė išslysta į priešingą eismo juostą ir kala į stovintį automobilį. Beje, draudikai Reido reporteriai 350 eurų išmoką sumokėjo už šią avariją. Klaipėda. Šilutės plento ir statybininkų gatvių sankryža. Na, Šumacheri, per raudoną jau pavarėjai nelietai visai, ką? Nejauti? Tas pats Šilutės plentas, tik kita sankryža. Sankryža su Debreceno ir Svajonių gatvėmis. Jau degė raudonas, mums žalia rodyklė, važiuojam, spėkit, atvažiuos kas nors iš priekio, ar ne? Atspėjot, atvažiavo, Škoda Rumšteris. Klaipėdos rajonas, kelias Dauparai, Gargždai ir čia itin įžūlus Volvo vairuotojo lekesys kertant ištisinės linijas prieš aštrų posūkį. Vėl Klaipėdos rajonas.
Klemiškės Peugeot džipas varo ir per kalnelius, ir per ištisnes, ir per perės, ir prieš eismą JVB 990. Statybininkų prospekte pagal grafiką vėluojantis keleivinio autobuso vairuotojas geriau išgąsdins pėsčiuosius, negu atsiliks nuo grafiko. Ne, jam geriau taip. O štai prie senojo turgaus reporteris Kęstutis sako, eik moterėlė, eik. O antroje juostoje šmikis nesustojo. Geriau kitą kartą, moterėlė, tu neik. Tas pats Taikos prospektas netoliese, tik kita gatvės pusė. O tai ką, mėlėjai, A juosta čia kitokią reikšmę turi? Čia mes visi galime ją taip važiuoti? Ne, mes lengvėjai to daryti negalime. Auklės mūsų policija. Oi kaip auklės. O čia skubėjimas į Stintapūkio šventę. Na, gali būti, kad tai arba kelio ypatumus žinantis vietinis kelių chuliganas, arba tų ypatumų nežinantis asmuo stintų užsimanęs. Kaip bebūtų, lenkimo manevrai šiame kelyje yra ekstremalūs. Vilnius. Reido reporteris Hendrikas perspėja priekyje važiuojančio automobilio vairuotoją, kad šioje Daukšos gatvės vietoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis. Tad, ponia, jūs tamsųjį iš dešinės turėjote praleisti. Jūs turėjote sustoti ir praleisti. Ir čia klasikinė situacija, kai nemokame elgtis prie žiedinių sankryžų. Tamsta, kas jūs mokė iš 3 Šilutės plento eismo juostos įvažiuoti į 2. Tai buvo paskutinis pirmos dalies pavairavimas. Kur taip parašyta? Kur taip moko vairuoti? Ką? Dabar mūsų visų dėmesio į reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Minijos gatvėje vilkikas pametė puspriekabę. Klaipėda buvo auklėmi vairuotojai važiuojantis A raide pažymėta eismo juosta. Būna ir taip, mašina atrodo baisiai, o partrenktasis net nenukentėjo. Bei filmuoja Reido reporteriai. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsime laidą. Antroji Reido dalis. Pirmadienį Klaipėdoje Taikos prospekte kelių policijos pareigūnai auklėjo vairuotojus važiuojančius A raide pažymėtą eismo juostą. Mėlieji, dešinė kraštinė eismo juosta, pažymėta A didžiąja raide, yra skirta keleiviniam transportui. Tai padaryta todėl, kad keleivinis transportas galėtų važiuoti pagal grafiką, greitai, netrukdomai, visi laiku ir laimingai pasiektų savo tikslą. Tačiau yra dar lengvojo transporto vairuotojų, kurie varo A eismo juostą ir ką tu jiems? Labas rytas! Žinot, kodėl sustabdė? Labas rytas. Šviesom. Su šviesom, toliau. Ne. Su diržu. Taip, toliau. Nepusryčiauta dar, ne, todėl sustabdė. O kodėl sustabdė? A, juosta važiuoti, žinote, kad draudžiama. Aš žmogų dabar čia persirikiau Matot, specialiai. sankryžą pravažiavot, jūs turėjot prieš sankryžą išsirikiuoti. Nu, dabar smulkių reikalų bus. Mes galime būti nepatenkinti, bet štai keleivinio autobuso vairuotojas patenkintas, kad kai kam baudomis primenamos kelių eismo taisyklės. A gerai daro, kad jos baudžia. Aišku, senai taip reikėjo. Tai visą laikį baudžia. Ir gerai. Kuo dažniau. Jūs žmonės tada laiku nuvežtumėte, ne, į darbą. Tai va, geros dienos. Patenkinti ir autobuso keleiviai. Štai autobuso eismo juosta. Kur jūs, ponia, varote? Ką? Į darbą? Į vaikų darželį? Paklausykim pasiaiškinimų. O jie įvairūs. Labas rytas. Žinot, kodėl sustabdė? Žinau, žinokit, susimaišiau, iš tikrųjų norėjau čia sukti. Jo, susimaišiau. Vairuotojų pažymėjimą reikėtų jūsų registracijos. Čia tas Klaipėdas toks painus miestas, žinokit, kad ir mes patys kartais susimaišom. Ne, iš tikrųjų, aš turėjau ten sukti, bet su Tai laiku tada reikėjo ir anksčiau persirikiuoti jau į tą Su juostą. laiku nespėjau, žinau. Tik iš statybininkų išsukau, žinokit, mane. Tai yra, oi, tai labai toli, tai yra labai toli, žinokit. Statybininkai labai toli. Jeigu mes visi važiuosim į juostą, tai tie autobusai apskritai, žinokit, nei pagal grafiką važiuos ir pusę miestų į darbus pavėluos. Nuo 7 iki 8 valandos ryto Taikos prospekte nubausta 15 vairuotojų. Anksčiau neprasižengę vairuotojai nubausti 14 eurų baudomis. Dabar prisiminkime apie kitą dalyką. Policijos automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ar ugniagesių gelbėtojų mašinos laigančios miesto gatvėmis su įjungtais švyturėliais nepietauti važiuoja. Vadinasi, kažkur yra reikalų. Taisyklės reikalauja, kad eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais žybčiojančiais švyturėliais transporto priemonėms. Keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra nedaugiau kaip 4 eismo juostos, jie privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra prie dešinio važiuojamosios dalies krašto. O šiuo atveju mes skubame į avariją Liepų gatvėje. Ar viskas yra tvarkoje? Nes sako, net į avariją buvo ugniagesiai gelbėtojai iškviesti. Na, tai atvažiavome.
Įvykio vieta sutvarkyta, avarijos aplinkybės aiškios. Kas kaltas? Nepamatėt? Per stiklus nenuvalytus ar kaip? Ne į tą pusę. Ne į tą pusę pažiūrėt. Lotasi skaudžiai, mašinų priekiai sugniuždyti klaikiai ir gavę skaudžias pamokas skirstamės iš čia. Keliamės į kitą siužetą. Tądien Minijos gatvėje vilkikas vos nepametė puspriekabės su 20 tonų krovinio. Bet vos nesiskaito, bet vis tiek nemalonu. Dar keletą centimetrų ir konteineris būtų prigulęs Minijos gatvėje. O gal net ir kliuvę būtų kažkam. Juk šis incidentas įvyko vakarinio transporto piko metu. Vairuotojas nė pats nesuprato, kaip čia galėjo nutikti. Kome reikalas? Skapinau. Šponkiai išlėkė? Nu, ne, viskas ten yra. Yra? Jo. Keistas tas miesto santykis su uostu. Uostas plečiasi, krovos daugėja, papildomos tonos, didėjantis pelnas, gyvenimas gerėja, valio. Bet štai vilkikais užgrūsto miesto gatvių tai matyti nesinorėtų. Atvažiuos Petro vyrai ir sutvarkys incidento vietą. Galiūnas privažios atbulas, pakišę savo uodegą prikels krovinį, vilkiko galva bus nuvairuota ir pavairuota atgal, o po to vėl krovinys pasodintas į balną ir tiek žinių. Antradienį prieš 7 val. Vakaro buvo gautas pranešimas, kad mokyklos gatvėje automobilis partrenkė žmogų. Būna ir taip, mašina atrodo baisiai, o pėsčiajam nieko. Kur pėstysis? Jūs pėstysis? Nu, kaip sekėsi? Neblogai, iki paguldėjau, iki bordiūro viskas tvarkoj. Aha, o po to? O po to šiek tiek užkliuvo. Automobilis ir va. Palaukit, čia vadinasi šiek tiek užkliuvo, žiūrėkit. Čia šiek tiek užkliuvo? A jums gerai viskas? Bet čia neperėja, čia niekas, čia tiesiog. Jo, žinau. Žinot, o čia dažnai vaikštat? Ne. Nedažnai? Na, mėlėjai, nesigazzinkim, čia mašina ne iš šitos avarijos, čia mašina sena reido klientė, prieš 3 savaitės jau filmavosi laidoje. Pamenate, kai šis opelis per vieną sekmadieninį plikledį paslydo netoli Klaipėdos parašiutininkų klubo. Tai štai, retai mašinai ir jos vairuotojai tenka per 3 savaitės net 2 kartus susifilmuoti incidentuose. Kita vertus, toks čia ir incidentas. Pėstysis buvo blaivus ir nubaustas 20 eurų bauda. Aš iš tos pusės važiavau. Jisai, taip, ant pačio galo jau truputį jau ristelė pradėjo bėgti. Tik tai žiūriu, ir pažiūrėjau viskas. Apsisukau, galvojau, pagalbos reikia. Bet medikai buvo atvažiavę? Nebuvo. Ai, dar nebuvo atvažiavę? Nebuvo, jisai sakė, kad nereikia. Nu, Stovi. Kaip gyvas. kaip gyvas. Jeigu reikės, tai prasme, aš tik tai sakau, pagelbėti norėjau, nes jisai jau norėjo eiti, sako, man viskas gerai, jisai irgi pasimetęs yra, tai sakau, ką, paskui kas nors nufilmuos su tuo, tai viskas. Taip. Visi dabar filmuoja su vaizdo registratoriais. Taigi avarija su laiminga pabaiga, nes pėsčiųjų perbėgimai šioje vietoje ne visiems taip romantiškai baigėsi. O dabar keliamės į jūsų ir mūsų rubriką Filmuoja reido reporteriai. Filmuoja reido reporteriai antroji dalis ir naktis Panevėžys. Štai taip Markelevičiaus mokiniai striksi tavo miesto gatvėse. Be Panevėžio toje pusėje yra dar ir Šiauliai. Tai štai, čia 3 aštuoniukių savininkas įlenda iš šalutinio prieš nosį ir net nemirkteli atsiprašydamas. Vilnius, Pergalės gatvė. Jeigu ne reido reporteris, mes nebūtume žinoję, kad tokia gatvė yra dar kažkur. Neaišku, kokią pergalę pažyminti, bet mes žinome tikrai, kad babulė vos išsigelbėjo. Tas pats Vilnius, Kojelavičiaus gatvė, ji tokia neplati, truputį vingiuota, lenkti nesmagu, todėl yra ištisinės linijos, bet kažkam jos nemotais ir teisingai, nėra ko čia vilktis tiems reporteriams lėtai, lenkim juos. Krausimės mūsų kraštų link, Plungės aplinkelis. Na jaunuoli, jūs esate neatsargus ir šiek tiek įžulokas, taip lenkdamas prieš mūsų nosį. Minijos ir Jūrininkų prospekto sankryža. Ką tas kairėje daro prieš eismą, tai neaišku. Neaišku, kaip jis čia atsidūrė. Ir kodėl jam pasirodė, kad Minijos gatvėje vienpusis eismas. Čiuk ne Šilutės plentas sankryžoje su Jūrininkų prospektu. O čia tas pats Šilutės plentas. Senokai kalbėjome apie BMW, taigi tas pats čia vis aptarinėjamas Šilutės plentas. Na, už tai mūsų ir nekenčia žmonės, mūsų dorų ir padorių BMW vairuotojų. Žiūrėkit, atvažiavo džekis, išvažiavo į priešingą eismo juostą, priparkavo savo aparatą kone ant pėsčiųjų perėjos ir dar prie geltonos linijos. Rodyk savo veidelį žmogų.
viskas aišku, nekalto kūdikio veidelis, kaip visada. Ir dar Šilutės plentas sankryžoje su Statybininkų prospektu. Pažiūrėkit, kaip galima sukti į kairę iš trečios eismo juostos, net ne iš antros, o iš trečios. Ir dar naktį, ir dar lietui lyjant, nors sustojęs būtų prie stop linijos. Tai ne. Mirties kelias Via Baltica prie Marijampolės. Kol taip vairuosime, kaip šio BMW vairuotojas, kuris nebodamas į nieką įžūliai varo kirtęs ištisnes linijas, tol taip ir ant automobilių markių varys, taip tas kelias blogą vardą turės. Ir savaitės pavairavimo autorius vairavo automobilį Audi magistralėje prie Klaipėdos parašutininkų klubo. Mes nežinome, kaip jis tilpo tarp antrą juostą važiuojančio automobilio ir atitvaro, mes tik žinome, kad tai savaitės pavairavimas. Tai buvo visos reido istorijos, mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Čia buvo Gintaras Vačiakauskas, būkite aplankyti. Sudie.